Aišku, kad lyja, Antanai, tai gal atsikelsi? Eina Antanėlis namo. O! Tik žiūrėk, į pelkinus neik. Antanėli, laikyk kondiciją. Jau nebetoli. This person. Štyvas. Jau į vidų eisime, ne? Jo. Važiuok toliau. Jaustės laisvai, įsivaizduokit, kad kameros nėra. Prašau jums tokios žinutės, kad kaip mama. Neturi prasmės gyvenime. Ten važiuodamas tu sugadinsi dar labiau viską. Да. Слушай, вы так там красиво сделали, я давно так не была. Что? Ну, вот вся маленькая комната, короче. Да. Мы последний раз вообще давно были. Ну, я все увеличиваю, немножко там... Ну, ты оттуда, да, все перевез уже сюда вообще окончательно? Ну, и оттуда и имел вообще, и дома, и так, это самое. Люди приходят, и знают, что надо. У меня вообще есть план, на самом деле, на фотосессию, короче, вот на вашем сторике, вот. Jūs čia tokia tradicinė vieta, vis tiek jūs esate iš žmonių matomi kaip... Okay. Per daug čia erdvės, šiek tiek į dešinę. Center. Okay. Tai vat. Tai žinoma, dar ačiū, kad tikot, nes dar neprisistatėm, Deividas Gediminas. Dar reikės turbūt susitarti, kaip mes jūs pristatom. Mes formuojame kitokio tipo, negu galbūt dažniausiai įprasta Lietuvoje, baro besilankymo kultūrą. Mes labai skatinam ateiti į barą ne tik dėl to, kad tas žmogus renkasi vartoti alkoholį, bet ir mes turime labai daug nealkoholinių opcijų ir tai yra daugiau apie bendravimą. Pavyzdžiui, jeigu yra prie stalo 4 vietos ir sėdi 1 ar 2 žmonės, tai mes kviečiame, kad prisijungtų ir tie, kurie galbūt liko stovintys, bet dar vietos yra laisvos. Mes, matyti, esame vieni iš tų nedaugelio, kurie neskatina ir negundo, kad klientas išgertų kuo daugiau alkoholio. Mes saugome žmonės tam, kad jie išeitų saugus, visą kitą. Na, jeigu jie nori toliau vartoti alkoholį, tai ir liaudiškai tariant, save užkankinti iki galo, tai tėvų gal tai padaro geriau ne pas mus. Vieni vartoja ir nejaučia saiko, kiti visuomet žino savo ribą, kitiems reikia, aišku, prisikalt per kryžius.
su alkoholiu. Na ir čia vėlgi jų nuotaikos būna pačios įvairiausios. Baterija išsikrauna, mes galim truputį pertraukėlę padaryti. Aš vis įvardinu daug kur ir internete, kai bandau paskelbti kažkokį koncertą ar kažką, kad ateikim į Pjankę. Iš tokio, čia kaip ir prikolas, bet tuo pat metu biškai grįžta į mano tyrinėjimas tokias gal temas ir dalykus, kaip kaimą ir tiesiog užsibalevot. Aš pats tokiam esu keli supratimo, ką aš darau. Šiaip visas mano tas albumas 5 dainų labai glaudžiai surištas. Čia nėra, kad muzikiniai klipai tiesiog. Vientisas iš tikrųjų kūrinys ir muzikaliai, bet ir vaizdo prasme. Temos vis tiek grįžta viskas link psichologijos. Tos pačios psichologinės traumos persideda ir tęsiasi ir kažkas vis tiek vyksta. Pavyzdžiui, anksčiau labai daug buvo vaizdo medžiagų, kai žmonės tik filmuoja, kaip geria su chebra. Ir ten labai įvairios medžiagos, bet tuo pat metu tu galbūt supranti, tarp kokių aplinkybių gyveno tuometiniai žmonės ir kokie vaikai, tarp kokios aplinkos vaikai gyveno ir ką sėmėsi vienas iš kito. Parodžiau aplinkybės, kuriuose mes gyvenom ir aš vos nefilmuodamas dabar, rodau, kaip jie užaugo ir kaip jie toliau tęsia šitą mūsų kažkokią kelionę. Tai vat aš tiesiog, ta psichologija va čia ir atsiranda. Tiesiog, gal drąsiau. Kol dar nebuvo išrasti
nuskausminamieji visokio ten taip toliau. Tai buvo vienintelis atvejis darant operacijas, duoti žmogų alkoholio, kad jis mažiau jaustų skausmo. Ir tuo pačiu metu alkoholis tai buvo kaip anestetikas. Ant žaizdų. Plačiai naudojama tiek vaistuose. Ir buvo medicinoje pripažinta, kad tai yra vienas iš tų geresnių atvejų, bet tik tai, kad alkoholis turi savo pasekmes. Viskas priklauso nuo kiekio. Ir viskas priklauso nuo pačio nusistovėjimo, minties, ką tu nori tą dieną ar tą vakarą pasiekti. Taip, ar tai yra šventė, ar tu nori kažką, kaip sakoma, paskandinti iš liūdėsio ir taip pat ir žmogaus emocijos psichologiškai taip pat reaguoja į tą suvartojimo kiekį. Tai vėlgi, tas alkoholio vartojimas, jisai yra, kiekvieno žmogaus saviprata. Kai būna, kad sako, žmogaus pasikeičia išgėręs, tai jeigu iš blogosios pusės, aš manau, kad tiesiog tas atpalaidavimas visos kūno ir smegenų yra tiesiog, kad ištraukia tai, ką jau pats žmogus bet kokiu atveju turi savyje. Ištraukia vidinius demonus tiesiog. Nes vieni būna pikti, kiti būna linksmi, kiti būna labai santūrus ir vėlgi čia labai skirtingai tas dalykas. Vilniaus gatvėse bus susikirtas, nesuprantu, kur mane veda GPS-as, žinutės rašau kiekvienai, ką veikiu. Gal užkibs kabliukas, bet kimbu pas už tų pačių duobių ir žios įstūpa eilinį kartą. O gal galim šiek tiek pridaryti langą? Ne per daug, bet... Uždaryk tada. Bet visiškai... Gali šiek tiek pamatyti, jo. Prasme, šiek tiek tik tais, kad... Ne, kaip tau man... Iš įvairių perspektyvų pradėjau labai žiūrėti tą alkoholį. Tai yra tam tikras tiesiog rodiklis, kad kažkas tiesiog tau yra, bet ne tas, kad oi negerk. Atsiranda tada toksai labai, kaip sakyti, toks gal sovietinis mąstymas, nežinau kaip gal tai vardint, kur tas baudimas, kur tipo bausk save, nes tu blogai elgiesi. Nes tai tiesiog slopina supratimą, kas su tam tiesiog vyksta. Nes tiesiog tai yra tam tikras tiesiog rodiklis pamastyti, kas tau yra. Čia yra iš tikrųjų, ką aš darau, tokia tam tikra terapija man pačiam, nes aš pats jaučiuosi dar daug ko nežinantis apie patį save ir žinau, kad aš esu šiaip labai įsitempęs žmogus ir man tiesiog norisi išlaisvėti ir vienas iš būdų yra daryti tokius performances, kur aš literaliai net nedainuoju rėkiu. Man net yra sakę apie mano, bent girdėjau apie mano kūrybą, kad aš propaguoju gėrimą, kam aš negaliu pritart. Tai nėra, mano kūryba nėra apie tai tiesiog. Alkoholio vartojimas netgi yra bažnyčia. Taip, kad visi mes puikiai žinom, ką kunigai geria kaip Kristaus kraują. Tai geria vyną. Nesakiau tau kai ko, sekmadienį važiuoju į Kauną, pas tokį kunigą įdomu, pafilmuot, pakalbint.
vėlai vakare paskutinių traukinių grįžtu, tik tais mišios, studentų diskusija labai vėlai vakare, tai... O tai kaip tu prie jo prieisi? Aš ten susitariau jau. Gal turi klausimų? Ką? Gal turi klausimų? Ne. Ne? Ar yra Dievas? Ir pasakysiu, kad mama klausė. Tai kunigas pasakė man vienas, reiškia, kad kiekvienas turi savo Dievą. Tu turi savo Dievą? Gal? Kitas galas bus nelegalus, nes šiandien visoje pirmoji. Ir taip man negalima gerti alkoholio šiandien. Kas gėrė šiandien? Nu, tai apuėna, tai būtų jūs kračiam. Geriam, bent taip išpildysiu save. Geriam. Nu davai, dar. Lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. Jis skuba atskleisti save tiems, kurie jos troškia. Po mišių ateina visai. Super Jacinta ir Ana, Ugne, Jaure Rosa, čia bus meksikietiška vakarienė ir čia turi mūsų sangriją. Atrodo, kad yra spraitas, bet yra litras spraitas, litras vyno. Labai lengvas dalykas, kad studentai išmoktų gerti. Man patinka sumažinti alkoholio kiekis. Na, iš prigimties lietuviai šiaip yra tokia nelabai bendraujanti tauta, tai tas vienas lašas gali praverti tiesiog mums minčių srautą ir mums padeda bendrauti. Man asmeniškai yra tas momentas, kaip netikintiems žmonėms pasiūlyti ateiti, ta prasme, gali kviesti į mišias, bet ta prasme, į bažnyčią, į mišias aš nenoriu. O tuo tarpu, kai tu pasakai, po to eisim į barą, arba aš žinai kunigą, kuris sangrijos duoda, special receptų, kompoto, tada iš karto daug smagiau yra ir daug lengviau prikviesti toliau nutikėjimą esančių žmonės. Jinai labai kukli studentė, pirmą kursą. Paprastai nekalba daug, bet po sangrijos jinai laisvai galima šokti Macarena. Jinai yra Macarenos eksperta. Jūs sildyti trupučiuką pradžioj ir paskui čia reikėtų mes visada sakom, kad yra sangria, kartais žmonės papiktina ir sakom, mes aš paruošiau hispanišką kompotą, hispaniškas vynas, kur gaunu maksimum, ir įdedu spraitą. Man manimo, kad jo važiuosit į Ispaniją bus dar skaniau.
Bet čia kol kas manau, kad skaniausią sangriją Lietuvoje pavyko gaminti. Prieš mėnesį buvau kito link sutikimas, kur vaikinas nori supažinti su merginos ir viena mergina jau 30 metų mergina sakė, jūsų sangrijos dėka įsimylėjau su dabartiniu vyru ir už pusę metų susituoksim. Gerai, manau, kad ir Dievas, ir sangrija padeda susipažinti. O aš esu ugdytojas ir dėl to norėčiau pamokyti, kad galima saikingai gerti, nes visą savaitę mokomės stipriai prie kunigo darom daug namų darbų, o sekmadienį, aš manau, reikia trupučiuką atsipalaiduoti. Paskui klausimas yra, ką veikia Deividą, kad patinka filmuoti, bet jinai virtakursis žurnalistikas ir nori daryti super dokumentinis filmas, kur jūs būsite aukštinti ir nori žinoti, kaip įmanoma melstis ir gerti sangriją tuo pačiu metu. Sakyčiau, kad Lietuvoje pusė dvasininkų yra prieš alkoholinis, dėl to, kad šeimoje arba parapijoje turi kažkokią traumą ir nekontroliuojamas. Kad yra viena kita parapijoje, kur vienas kitas kunigas ir tokliavo ir nori atsigauti, tada niekas nieko negerai, kad neprovokuotų. Mano manimo, kad man už alkoholinis, dėl to, kad žmonės galima linksmintis, bendrauti ir tam tikros dienomis susilaiko ir manau, kad čia Lietuvoje laiminėjam tą kovą. Anksčiau buvo košmaras, mano manimo, kad dabar einam pirmin. Čia galima jau klientas. Ja, mes jau į vidų eisime, ne? Jo, dabar. Jūs ten panoramą pasidarysit. Jeigu jūs nieko prieš, mes dabar perėsime kitą gatvės pusę. Kokie 30 sekundžių dar jūs tiesiog sėdėjimas paprastas elementarus. Dabar turėjau alaus Deivą. Taip. Taip. Jo, yra skirtumai tarp tautų, kai kurie stipresni, daugiau laiko. Vėlgi, jeigu apie tą, kaip žmonės sakė, apie draudimą, ką daryti? Man šalta. Tai pabaigiam greičiau. Pas Šiaurės Amerikos indėnus 1000 metų apskritai nebuvo alkoholio. Gyveno savo ir be jo tiesiog, kol baltieji jo neužvežė, kaip ir kitas tautas, kur nebuvo nelašo alkoholio, nebuvo jokios kultūros alkoholio. Na ir tiesiog gyveno, jų pasaulis buvo vienoks, paskui tapo kitoks. Po sangrijos būsi laimingiausias žmogus Lietuvoje. Ačiū. Išgerusios jautiesi kitą dieną kaip naujas. Bet tik kitą dieną. Kitą dieną. Ir tą pačią galią akimirką, bet kitą dieną dar geriau jautiesi. Šiaip priklausom nuo to, kiek išgeria, jeigu išgeri vieną taurę. Tai tiesiog po valandos jau bus viskas gerai. Ir po jos galima vairuoti.
Šiaip faina kalbėti, nežinau. Nes jaučiuosi su šitu savo kūriniu daug kalbų jausmiškai, bet daug kas jausmiškai jaučiuosi ir nepajaučia. Tai gaunas labai daug miskomunikacijos, nes daug kas jaučiasi, kad skleidžiu gal kažkokį toksiškumą tiesiog. Jo, ir man tiesiog faina, kad galiu jūs iškalbėti, nes labai visi iš karto per mano kūrybos dalį bando supras, ką aš šneku ir kaip aš komunikuoju kažkokią idėją. O dabar, kai aš tiesiog kalbu, tai kažkaip biškai atrodo, biškai akmuo nukrenta, kad gali žmonės ir išgirsti, kad nėra viskas kaip gali atrodyti. Žinai. Tai va. Pats žiauriausias takelis pasaulis yra įstrižas ir aš galiu bet kada nuvirsti, ypač kai esu girta. Bet ar mes girti, jeigu mes sakom tiesą? O tai va. Tai aš džiaugiuosi, kad mes pripisom.
kito žmogaus juntimas tavęs. Iškyla tas klausimas prasmės, kokia prasmė. Ir tada be Dievo nėra, man atrodo, atsakymo. Toks visas Dievas mane veda į tokias vietas, į tokias pozicijas, kur aš daugiau kelčiau klausimų viskam, ką patiriu. Tai jeigu nebūtų Dievo, tikriausiai kaip nors, nežinau, labai baisiai jaustųsi. Aparacija viskas. Varome į Vilnių. Super whisky, dievišką whisky. Tada, ką duonas ir vynas daros kitiems, tau pamatysite po truputį, wow. Iki ekstazė. Tu kaip būsi ekstazė, tu žiūrėsi, nu tai kunigė, gavau ekstazė.